Mamytė, Malikėnė, prašom. Na, kaip tu? Kaip visada. Kaip mokykloj? Prastai. Oi, man tai sunki diena tas filmavimas, taip išvargina. Reikia daržovių užvalgyti. Oi, ką čia pagamint? Nesupratau. O tu čia ką ėdi? Bandas? Tu pati kaip banda, pažiūrėk, į ką tu panaši. Gėdą darai visų mano draugių dukros, kaip jų mamos, Malikėnės, figūrytės kvapą gniaužia, o tu į ką panaši? Man atsibodo valgytis daržovės. Valgysi. Čia tik per tave, mama. Per tavo sveikas piramidės. Šaldytuvas mano geriausias draugas, jis mane supranta. Ne taip kaip tu. Privatinės valstybių darbo, ta prasme, kad dar klausimų jie dažnai iš patirties taip pat aš Labą dieną. Labą dieną. Aš čia su tokiu reikalu. Prašom, skės. Kokią pavardę sakykit? Albertienė. Čia jūsų, taip pavardė? Albertaitė. Mano dukra nutukus, jinai visiškai nutukus. Jinai tunka ir tunka, kas čia per bėda? O ką valgot, sakyk, Simona, ką valgai namuose? Vaisių. Aš pasakysiu, ką jinai valgo. Na ką, vaisiai, įvairiausi vaisiai, daržovės, ryžiai, virta vištienos krūtinėlė nesūdyta. Na ką, visokios salotos, be jokių užpilų, nu grynai daržovės. Pasakykit, čia va šitą meniu pati jūs susidarėte arba atkreipusis į dietologę, kažkur į specialistus, ar čia pirmą kartą kreipėties? Žinoma, kad pati, aš juk išmanau tokius dalykus. Jūs dietologė gal? Ne, aš Malikėnė. Aš matau, kad čia truputėlį problemų galbūt yra ir papildomų, ar ne vien tik dėl svorio, 63 kg, tai nėra jau čia tiek daug. Simona, rekomenduočiau pirmiausia skirti daugiau laiko mergaitė, jūsų tikriausiai darbas irgi atima labai daug laiko, ar ne, mažai būnat namuose, kaip sakot, auginat viena, tai rekomenduočiau daugiau pabūti su savo vaiku, bendrauti, truputėlį sustiprinti tą emocinį ryšį, psichologinę vaikučio sveikatą ir taip toliau. Jeigu kiltų problemų, yra psichologų tikrai pas mus neblogų, reikėtų tiesiog užeiti ir pasikonsultuoti. Gerai, ačiū, daktarė. Iki pasimatymo. Ir aš dažnai tik formaliai paklausdavau, kaip mokykloje reikalai, ar viskas mokykloje gerai? Blogai. Kas darosi? Tyčiojasi visi. Dėl ko? Dėl to, kad aš turiu būti tokia kaip tu. Atleisk, dukra, aš pakalbėsiu su mokyklos valdžia, viskas bus gerai.